Beveik nėra nei dienos mano klinikiniame darbe, kad nenuskambėtų klausimas, tai gydytoja, aš jaučiuosi puikiai, taip, mano cholesterolis yra padidėjęs ir gal truputėlį kraujospūdis yra padidėjęs, bet kodėl aš čia turėčiau gerti vaistus, juk aš jaučiuosi šiandien puikiai. Tai turėtumėte žinoti, kad taip vadinamas blogasis cholesterolis tyliai, neskausmingai, jūsų neinformuodamas, žaloja jūsų kraujagyslės gerokai daug metų iki tol, kol pajuntate simptomus. Vaistus reikėtų vartoti ir tikrai gydytojai nenori jums pakenkti, skirdami vaistus, nori jums padėti. Jau vien tik tai mažojo tankio cholesterolį sumažinus 1 milimoliu litre, jūsų galimybė patirti infarktą arba insultą sumažėja 20–25%. Todėl reikėtų bendradarbiauti, pasitarti su gydytoju ir padaryti kažką šiandien dėl savęs, tam, kad išvengti didelių problemų ateityje.